karšta. Šiandien yra 36 diena, kai aš einu per Ameriką ir šita savaitė buvo pati laukiniškiausia. Visiškai laukinė savaitė. Tai mes buvome labai toli nuo civilizacijos. Visas rūbų skalbimas, visas prausimasis, viskas vyko tik lauko sąlygomis. Ir jau nuėjom daugiau negu 800 km. Dabar dėsiu visą žemėlapį mūsų maršrutą, kaip mes einame nuo Meksikos iki pat Kanados per visą Ameriką. Ir dabar truputį priartinsiu šitą žemėlapį ir parodysiu, kuriam taške mes jau esame. Tai aš jau pati, kai žiūriu šitą žemėlapį, tai negaliu patikėti, kad pešiom tiek pasistumėjome. Manau, kad šitas video turėtų būti paskutinis, kai esu šitam dykumos etape. Ir kai išeis kitas video, ten turėčiau finišuoti ir užbaigti šitą dykumą. Tai mūsų kalnai beveik dvigubai padvigubės nuo to, kas buvo čia. Mes kilsime aukštai, su sniegu, su vandeniu ir visiškai pasikeis visi kraštovaizdžiai. Gerą žiūrėjimą. Kaip vadinasi tavo patiekalas? Grande burrito. Nu, prašau. Mes pasiruošę. Mes sveria kokius 2 kilogramus, žinai. Taip ir atrodo. Palies, paim. Kaip dėkinga. Neįtikėtina. Čia geriausia diena Amerikoje. Žmogus akis. Man, it's grande burrito. Look. Turėjome praleisti maždaug 10 mylių treilą. Tai čia vyko gaisras rugsėjį. Tai realiai jau praėjo kiek? Beveik pusę metų. Ir dabar jau sugrįžome į tą vietą, kur galėsime pradėti eiti. Tai čia toksai pakrypęs, bet yra įspėjamasis ženklas, kuris sako, kad mes turime saugotis medžių, kurie nuo vėjo gali kristi, kad kažkur gali būti slidu nuo degimo. Tiesiog saugotis ir būti atsargiems. Tai kilsime ir žiūrėsime. Vietiniai gyventojai sakė, kad šita vieta bus labai liūdna. Eime. Tai vat paaiškino, kad čia mieste toks prie infocentro parodyta rodiklėmis, kokie yra gaisro pavojus. Tai paklausiau, ką reiškia "Have a good day, thank you so much." And very high, tai reiškia, kad negalima kurti laužų ir negalima naudoti dujinių viryklių kempingo. Bet tada pažiūrėjo mane, pamatė, kad aš štai taip atrodau ir sakė, bet tu gali naudoti, bet tik tai tam tikrose vietose, konkrečiose, kur skirtos poilsiui. Kad aš galiu naudoti, pasakė dėl to, nes aš prieš atvykdama čia turėjau išsilaikyti savo ugnies leidimą, kad aš galiu naudoti. Tai dabar va tokiose vietose, kur yra aukšta gaisro rizika, aš vis tiek galiu naudoti savo dujinę viryklę. Miestuose geriam tokį atominį proteiną. 40 gramų. Čia aišku supras tik tai raumeningi, stiprūs žmonės. Aš pradėt nesuprantu. Toks postapokaliptinis vaibas eiti šitais uždarytais keliais dėl gaisrų. Atrodo tikrai kaip filmas, kur visas pasaulis truputį sustoja. Gerai, dabar bus tokia nauja rubrika. Aš dar tau nieko nesakiau, bet dabar jau nieko negalėsi keisti, kai aš pradėsiu sakyti. Tai mes parodysime, mes turim ant kuprinės 2 pagrindinės kišenės ir turim vieną va šitą rankinę, kurios niekada nenusiemu. Tai su jie jau ten čia visi brangiausi daiktai ir su jie visur vaikštom. Tai aš noriu parodyti, ką mes esam susipakavę iš šitas kuprinės. Aš vienoje laikau SPF kremus veidui ir kūnui, o kitoje laikau visą tualeto įrangą. Aš gal kažkada išdrįsiu ir parodysiu, kaip atrodo atėjimas į tualetą šitoje aplinkoje. Maišelis riešutų, kad visada būtų po ranka užkandis kažkoks. Tada turim mikrofono dėklą, kurį ir dabar naudojam. Elektrolitų pakelį pasiruošusi užtaisyti. Powerbankas ir laidas. Tiesiog kūno losjoną. Kūno vazelinas, čia žibintuvėlį laikau. Šiukšlė, lūpų vazeliną. Servetėlė suvilgyta į alkoholį 70%, tai žaizdoms valyti, jeigu prireiktų. Ir jie tokie vienkartiniai po 1 porciją. Šiek tiek grinų pinigų, apie $20. Pasas, lipdukai su mano šuniuku, kurias daliname žmonėms, kuriuos sutinkame. Iš pašto čekį apie delivery, kad galėčiau sekti paštą. Tai mano leidimas iš viso eiti šitais takais. Jisai turi būti visada atspausdintas, telefoninė versija netinka ir pasirašytas būtinai ranka. Ir dar vienas dokumentas čia yra, tai yra tas, apie ką šiandien ir pasakojau, Kalifornijos ugnies leidimas. Viskas tavo eilė, ką tu turi savo pagrindinėje piniginėje? Pas mane tikrai gerokai mažiau daiktų yra. Aš turiu morkytės. Visą užima piniginę. Turiu ausinės, elektrolito, vazeliną,
pasą, kešo, žemėlapį, kur galimi taškai apsipirkti, Pasipildyti atsargas. pasipildyti atsargas, telefoną, laidą krovimo. Turiu tokį šveicarišką peiliuką. Mano 3 ir 4 savaitę buvo apėmęs toks sunkumas. Man buvo taip sunku ir aš jaučiau, kad tai yra pereinamasis laikotarpis ir kad viskas bus gerai. Bet dabar užlipti šitą kalną, apačia yra ten ir aš esu jau pačiam beveik viršui. Užkopiau tokį kalną nuo pačio, aš nieko nesimato. Visą tiesiog esu permirkus, bet mano širdis taip puikiai veikia. Aš tiesiog lipu, kojų nei kiek neskauda, kojos dirba savo darbą, širdis dirba savo darbą. Tai belenkaip didžiuojas mumis žmogau. Ir dabar einam kartu, aš parodysiu, kaip atrodo vandens pasipildymas. Tai vat mes einam, matom ženklą, kad yra mūsų takas eitų kaip ir ten, bet yra vandens srovė. Einam patikrinti. Šiaip nuostabi vieta, kokia graži, kokia graži. Eisiu greitu ritmu. Ai, tai vat, einu su naujom savo lasdom. Atėjom iš pašto, atsiėmėm tas lasdas vakar. Ir praeitą video užbaigiau, kaip mes nuėjome į kitą parduotuvę, ten tiesiog realiai lauko prekių parduotuvė gėlininkystės ir sodininkystės. Lyg tarp kitko paklausiau pardavėjo apie šitų lazdų naudojimą, kad gal jis galėtų duoti kažkokių patarimų. Sako, aš labai myliu šitus dalykus. Ir jisai mums pravedė visą instruktažą. Tai va, o mes toliau ieškom vandens šaltinio. Ne visada atėjus į tą vandens šaltinį, būtinai jisai tam bus. Jau matau, vandens departamentas laukia mūsų. Tai šį kartą vandens srovė yra va tokia tiesiog. Ja, tai kaip visada, pirmiausia pasiemam, išgeriam po litrą vandens. Ir tada prisipildysim. Pažiūrėsim, kur kitas vandens šaltinis. Ir prisipildysim vandens tiek, kiek truks. Viskas einu gert. Mes užlipom į viršūnę, mes buvome virš Los Andželo, dabar po truputį leidžiame žemyn. Tai buvo viršūnė kiek vėliau? 2,8. Nu žiauriai kietai, nes jau, man atrodo, 3 tokia viršūnė. Ir 2 pirmus aš tiesiog vos neverkiau lipdama. O dabar va tokia visai ramiausiai, su šypsena užlipau ir jau leidžiuosi. Tai va, dabar norėjau įvesti į šios savaitės programą, kad visi būtume on the same page. Šiandien einame, jau šiandien nuėjom, užlipom iš tą kalną, jau dabar leidžiamės ir tuoj eisime stovyklauti. Tada dar 2 dienas, netgi 3 dienas mes einam tiesiog įprastu ritmu po 20 mylių per dieną. Prieisim tokį Adston miestelis. Acton gal. Adston. Tai prieisim Acton miestelį ir ten mes turėsim kempingą. Tai ten pasipildysim savo kuro atsargas, tada dar eisim keletą dienų ir atsidursim Hiker Town. Ir į Hiker Town ateina mūsų nauji bateliai. Tai va, tai tokia programa ir tada jau nuo tos vietos, aš tiesiog negaliu suvokti, ką aš kalbu. Nuo tos vietos lieka 190 mylių, kas yra, kiek čia, 300 km iki Kennedy Meadows, o Kennedy Meadows yra? Sierra Nevada. Ne, taip, bet tipo yra... Dykumos pabaiga. Taip, dykumos pabaiga. Tai dar iki dykumos pabaigos mes praeisim tą tikrą dykumą, tokią, kur lygi žemė. Ten žiauriai bus karšta, nes mes nusileisim į pačią apačią, žemiausiai kiek esam buvę lygiai. Ir ten kaitins belenkaip saulė, jau prasideda vasara, nebus vandens. Tai tiesiog žliauksim. Kai užkailam aukštai, tie medžiai tokie susisukę būna, pažiūrėkit. O tokie visokie. Ir aš padariau gražiausią video savo gyvenime. Wow. Mes dabar ruošiamės, jau pakuojamės išeiti. Ir pas mus yra atėjusi stirna ir jinai tiesiog vaikšto aplink mus visur ir va dabar jinai ten stovi ir laukia, kol mes išeisime, kad galėtų ateiti pasiimti visus šitus skanius kvapus, kuriuos jinai užuodžia. Šiandien visiškai ypatingai vietoj miegojom, nes ten apačioje jau yra Los Andželas. Tai mes naktį, va čia mūsų palapinė stovėjo, tai per langelį dar žiūrėjom pirmiausia, kaip saulė leidžiasi, po to kaip jau šviesos visos užsidegė. Ir tada jau ryte atsikėlėm ir čia tas stirnas vaikšto. Tokia viena atėjo, apėjo taip ratą, sustojo tiesiai prieš mus, pažiūrėjo, ką mes čia darom, nuėjo kažkur toliau ir dabar jau kokios 5, gal 10 minučių praėjo ir vėl jinai grįžo, tą patį ratą apėjo ir dabar ten stovi ir laukia. Nes jau iš čia taikėsi, kaip ateiti, bet matos, kad labai bijo.
Ir dabar va ten tiesiog stovi ir laukia, kol mes išeisime. Mes dabar esam tokioje vietoje dėl to, nes mes aukštai labai užkilom. Ir visa mūsų ta dykuma liko apačioje, bet labai gera buvo truputį nuo jos pabėgti, nes viskas čia labai pažįstama, man čia labai panašiai kaip Labanoro giriai tiesiog mėgo, taip jaučiuosi. O apačioje ten tos gyvatės, šliužai, vabalai, visi, aš ten nieko nepažįstu, varai vaikšto kažkokie, tai toks jau kaip svečias jaučiuosi, o čia tai labai 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 gera. Tai va, puikiai išsimiegojom ir tuo jau susipakuojam ir užleisim stirnai vietą. O dar šiandien bus koks dalykas, tai prieisim geltonkojų varlių kažkokią būstinę ir dėl jų yra uždarytas visas takas ir mes va tokį lanką turėsime daryti. Bet paliksim varlytės ramybėje. Kaip smagu, kad stirna tokia žiūri mus. O. Koks bembis. Bet biškai kitokia negu Lietuvos. Tai gal čia kažkoks kitas ir gyvūnėlis? Žiūrėkinai. Iš kurios pusės? Tai va toks mūsų Los Andželas. Ta. Mano pusryčiai. Kriaušės, cukinija ir kriaušės. Ai, pupelės. Nelabai skanus šitas mano. Mano džiaugsmas. Meškų negalima maitinti. Nes jeigu bent vieną kartą pamaitini mešką, jinai iš karto pripranta, net po vieno mylo. Jau meška pripranta, kad jai nebereikia medžiot, kad neteis pa žmogų ir gaus maistą. Ir kai žmogus jo neduoda, meška supyksta, puola ant žmogaus ir tą mešką reikia užmigdyti. Kaip seniai nemačiau šitų dykumos kalnų, jie buvo pirmas dalykas šitą kelionį, kuris labai tiesiog sužavėjo ir kažkur ten dykuma. Šią savaitę turėsiu naują misiją tiesiog sustoti ir apsidairyti, nes jau paskutinės dienos savaitės pasidarė tokios, kad mes labai sparčiai didinam myles, turim daugiau nueiti ir tada tiesiog pamiršti pažiūrėti, kur esi. Jau dabar einant, visur įspėjamieji ženklai tokie atsiranda. Kaip pavyzdžiui, prie parkų, prie parkingų, kur žmonių daugiau susirenka. Kaba tokie įspėjimai, kad ten saugokitės miškų, ten nepalikite vaikų vienų, kelkite triukšmą, nepalikite maisto. Ir buvo labai vėjuota, tai tiesiog visą naktį, kiekvienas šešėlis, kiekvienas vėjo sujudimas. Tiesiog aš mačiau per miegus vien tik miškų letenas ir miškų šešėlius. Ir jau atrodo tikrai ateina mano tos kuprinės su maisteliu pasiimti. Aš nebežinau, kur baigsis mano ribos, nes jau visos atrodo peržengtos. Dabar, pavyzdžiui, esu tokiame etape, kai skaitau, kur sekantis vanduo, paspaudžiu ir čia rašo komentarus apie tą vandenį, ar jis iš viso yra. Ir dabar skaitau tai, kad šitame vandenyje gyvena kirminai. Dabar paskaičiau jau, kad ir šitame lygiai taip pat, iš kurio mes dabar gersime. Ir jie čia įvertinti, kad yra nepavojingi žmonėms, dėl to nereikia bijoti. Tai yra antras vandens šaltinis, kur yra tik su tom arkliniam kirmėlėm vanduo. Ir kaip kontrargumentą visi naudoja, kad jos pavojingos tik arkliams, nepavojingos žmonėms. Ir aš neįsivaizduoju, kuo man tai gali padėti gerti šitą vandenį. Bet aš turiu gerti vandenį, tai vienintelis būdas. Aš turiu savo elektrolitų visokių skonių. Aš tiesiog pasimsiu patį saldžiausią, prieš tai pasidariau su citrinom. Tai tikrai gerai užgožė skonį, dabar pasidarysiu, man atrodo, su braškėm ir arbūzais, kad tiesiog būtų kaip limonadas. Geras dalykas su šitais amerikietiškais elektrolitais, kad jie prideda tiek spalvos į juos, kad tikrai pamiršiu, kad geriu kirmėlės. Einam pas kirmėliukus. Aš juos įsivaizduoju tokius baltus, mažus, tokius vos matomus. Parodyk tas bjaurybės. Ne, aš negaliu nežiūrėti. Tau reikės nefilmuoti. Aš tiesiog stoviu nusisukusi. Tai štai čia kirmėliukai, su kuriais mes dabar degustuojam vandenį. Bet jau paskutinis mūsų šaltinis, jau už 15 km mes prieisim miestą, ten valgysim normalius žmogiškus burgerius. Ir viskas, nebebus tokių problemų didelių. Jau kaip aš laukiu to skanaus maisto. Šiandien yra mano močiutės gimtadienis ir aš močiutei parašiau, kad aš pasieksiu miestą ir jos sveikatą suvalgysiu karštą patiekalą. Nesakiau kokį, nes turbūt nesidžiaugtų, jeigu pasakyčiau, kad burgerį valgysiu. Tiesiog pasakiau karštą patiekalą.
This building was built for the last scene, the last episode of Breaking Bad. We're in Acton, California, off Soledad Highway. That ridge of mountains behind there that you see, these two walked that entire ridge all the way down. Pagaliau išsipildė mano didelis noras, ko aš labai laukiu, tai kol mes pradėsime eiti nors šiek tiek daugiau per visokias gyvenvietės. Nu, jau kokį trečią tą miestelį, kaimelį praeinam, kur tiesiog belenkiek visokių žirgynų ir didžiausias pastatas yra veterinarijos klinika. Tai pamatom daug visokių įdomių dalykų. Tai šiandien, pavyzdžiui, pusryčiavom tokioj, nu tikrai mažoj Meksikoje sukurtoj tiesiog. Vien iš Meksikos importuotas prekės, visi maisto produktai, groja smagi muzika, visą laiką tiesiog šokau toje parduotuvėje. Panašu, kad šitame dykumos etape pagaliau įkopėme visus savo kalnus ir 300 mylių, tai apie 500-600 km ir baigsis dykuma. Aš negaliu patikėti, kad šiame etape mes jau pradedam kalbėti, kad baigsis dykuma. Mano maisto departamente dabar visiškas sumaištis. Visų pirma, aš kaip kulinarė pamečiau savo plaukų gumytę vienintelę. Nežinau, man dabar savaitę reikės išgyventi, sako tai. Bandžiau paaiškinti Juliui, ką tai reiškia, bet neradau jokio palyginimo, ką reiškia gyventi savaitę be plaukų gumytės, taip atvaikštant ir sportuojant. Tada negavom jokios vištienos šią savaitę. Bet pala, tai tu turi susigalvot, kaip panaudot, pavyzdžiui, augalus kažkokius. Iš žievės pasidaryti. Matosi, kad tavo plaukučiai trumpi. Bet labai mielai išbandyčiau visus tavo... Tu gali testuoti ant mano plaukų, visokie šukuosenas. Dava, aš pabandysiu kažką sugalvoti. Su raišteliais batų, ne? Šiaip tai raišteliai batų visai neblogai skamba. Kaip man patinka šitą miško kulinarinę virtuvę. Tai šią savaitę mes negavom jokios vištienos. Ir dėl to mūsų virtuvė tapo vegetariška šiai savaitei. Tai mes valgysim tunas, sardines. Ir šiandien į troškinį su ryžiais dėsim pupeles vietoj vištienos. Tai va tokį chili with beans turim. Truputį bijau, pirkom į meksikietiškai parduotuvį, tai truputį bijau, kad jis gali būti extremely aštrus. Taip skaniai atrodo šitas pupas. Ja. Tai mes pasidarysim ryžių ir ant ryžių dėsime šitą skardinę pupelę. Žmogaus sekantis vanduo už 15 mylių. O Dieve. Kaip aš gailiuosi, kad mes šitą tik vieną pasiėmėm, jisai čia su jautiena, su kiauliena. Gerai, mums reikės. Ir turim šitą maišelį. Šitas maišelis labai smagus dėl to, nes mes jame turime 2 bananus, kuriuos turėsime kuo greičiau suvalgyti. Buvau pamiršęs bananus. Taip, ir pasiėmėm tokią daržovę. O, turim papriką, nice. Gali būti, kad tu filtruosi vandenį ir tiesiog užstosi visą mano kulinarinį procesą. Jo. Bet tebūnie vis tiek įdomus procesas ir filtravimo. Galim apsikeist vietom. Galim, jeigu netingi. Nėra žodžio pas mane tokio. Visai šitai kelionį mes turime po vieną indą. Tai turim po vieną indelį, bliudelį ir turime po vieną šaukštą, kuris vadinasi spork. Tai yra ir šaukštas, ir šakutė viename. Tai mūsų gaminimo galimybės labai ribotos, nes mes galime tik tai su karštu vandeniu pasišildyti maistą. Mes negalim nei kepti, nei dar kažko daryti. Man labai patinka šita viryklė, nes jai nereikia nei degtukų, nei žiebtuvėlio. Jinai ant savęs turi tokį degimo mygtuką. O čia starteris. What the fuck? Žmogau, aš akmenuką radau čipsuose. Ką? Akmenuką kažkokią. Parodyk, neišmes. Jau išmečiau. Kaip gaila, kad tie čipsai baigės. Man pagamino iš batų raištelio plaukų gumytę. Tu žinok biškai išsileido. Ir jau dabar darysime degustaciją troškinio. Aš iš tikrųjų jau paragavau ar pašilo, tai čia tikrai vienas skaniausių dalykų, ką mes valgėm šitoje kelionėje. Nu ką, cheers! Matai? Sakiau. Visiškai troškinys gavosi. Džiauriai geras. Ir realiai nusipirkom specializuotai meksikietiškai parduotuviai, dėl to tikrai niekur neberasim daugiau. Bet ir sudėtis labai gera buvo.
Bet mes ir šiaip visur, kur einam, kažką randam ir tiesiog daugiau niekada neberandam to dalyko. O Dieve, kaip skanu. Ir niekiek neaštru, tas lengvas tik tai toksai. Wow. Koks geras troškinys. Kaip džiaugiuosi, kad radom šitą konservą. Gali būti, kad šitas pupelės visą gyvenimą buvo prie mūsų, visą laiką. Ir mes tiesiog jų nematėm, nes nežiūrime tas skardinės. Bet visiškai neaštru, tiesiog toks šiluma tokia sklina iš troškinio. Man taip liūdna, kad mes jį tik vieną turim. Nusipirkom keksiuką, kurį paragavom, kai buvom ant kalno, jau ten kelias dienas nevalgė normalaus maisto. Ir jis toks ir šokoladinis, ir su zefyru viduje. Ir atrodo tiesiog, nežinau, stebuklingas keksiukas. Ir kaip tik kitą dieną buvo mieste. Ir prisipirkomės tų keksiukų. Ir visiškai mieste ne tas skonis. Tada tu valgai, jis toks cheminis, toks neskanus. Žiūrėjom, tikrinom 3 kartus ar tas, nes atrodė, kad visiškai kitą produktą valgom. Atsisveikink, keliau, prašau. Tai tuoj pasimatysim. Žodžiu, aš važiuoju keleivio sėdynėj, o automobilį. Tiesiog atidavė mašiną. Mes tiesiog esam absoliučiam vidury niekur, gavom automobilį. O tie... Nesupratau, nes prašėm, kad mus pavežtų iki parduotuvės. Meksikietė. You drive, you have license. Jis tiesiog angliškai labai silpnai kalbėjo. Ir tiesiog paklausė, ar turim teisę. Sakom, jo, turim teisės. Ir jai reikia, kaip suprantu, jinai iš paskos su savo automobiliu važiuos. Kas iš vis per šitas? Ožiaragis kažkoks. Ramo, net nežinau, kokia čia mašina. Chevrolet, Rolls Royce. Žiūrėk, farautė turėtų matytis, kur mes. Jo, bet aš neradau. Jinai pažymėta, kokių ženkliukų turėtų būti. Ai, bet ten neužkrauta žemėlapis. Ai, va, viskas gerai, čia vis laik tiesiai. Vis laik tiesiai, ne? Jo. Aš matau dabar puikiai, kur mes važiuojam. Jo, viskas gerai, va. Wow, tu pažiūrėk, su kokią mašiną aš važiuoju. Čia mano svajonė buvo su pikapu. Kai Volkeris važiuoja. Gal aš galiu į bagažinę įsėsti? Bliama, kaip kietai būtų. Mes važiuojam į tą kavinę ir mano svajonė yra toks tiesiog grilled cheese sumuštinis su daug išsilydžiusio sūrio. O tavo? Bliama, aš norėsiu labai paragauti tą bananų duoną su ledais. Čia kokių 6 litrų. Ai, čia Ram. Pirma automobilis, Ram. O, vanduo kažkoks. Kas čia buvo? Tai mes palei šitą eisim. Čia mes eisim per Aqueduct. Yeah. Oh my god. Viskas, mes rytoj naktį, ne šitą naktį, o sekančią naktį mes išeinam į naktinį savo žygį. Ačiū Dievui, kad priminė. Išeinam į naktinį žygį ir eisim, kadangi čia yra žiauriai karšta, extremely, nebepalyginama su tuo, kas buvo prieš tai mes išeisim į naktinį žygį. Wow, aš tiesiog truputį nesuprantu, mes čia sapne realybėj šiuo metu. Labai arti jau esam. Ir va tokios atkarpos trūksta žemėlapio, tai gali būti tam posakis vis. Aš man atrodo matau. Kažkokia kaip degalinė. O pas jūs valytuvai kaip veikia? Pabandom. Bliama, nėra valytuvų. Iš lango panašu. Nėra valytuvų. Ant kiek važiuoji? Ant 50, bet ne kilometrų. Ant 80. Iš kur žinai? Rašo. Ai, pačiai rašo, bet ten ir kilometrus. Man atrodo, čia mes turėtume būti. To žiūri žemėlapį. Jo, grinai čia. Wow. Jo, šita. Viena markė. Ačiū, Juliau. Puikus raidas. Tai kaip atlėkiau, žiūrėk, su pikapu tiesiog iš rančos. Gal normaliai prisiparkuosiu, kad... Čia automatas, kaip suprantu, jo? Jo, bet tas amerikietiškas. Šį pirmą kartą su tokiu važiuoju. Nu kažkaip gal... Žiūrėk, trunkt. Wow. Trunkt. Wow, čia tai experience'as buvo. Nu, nesitikėjau niekad nebūčiau pasakęs šiandien ryte, kad važiuosiu su tokia mašina. Taip, pafilmuoti. Taip. Va. Lekiam.
Einam pažiūrėti, ką valgyti siūlo. Užrakink tik tai. O, knygynas. Dar nufilmuok. Pažiūrėk, kas už tavęs atvažiuoja. Žiūrėk, čia naujesnis, toks kaip tavo, tik naujas. Dabar tu mane šitam nufilmuok. Gerai. Iš kitos pusės geresnis. Gal kas matė Dovilę? O. Įtikinamai? Ne.